darbo saugos sveikatos konferencijai ir aš labai džiaugiuosi būdama čia. Tai yra tiesiog lobis ekspertų, patirties. Dalyvaukit, būtinai dalinkitės, semkitės patirties. Organizavimo lygis yra aukščiausiame tiesiog lygmenyje. Tai mes susitinkam 21 kartą ir kas išskirtinio šioje konferencijoje yra, kad pagaliau mes kalbam apie saugą sveikatą kaip kultūrinį fenomeną. Kad tai yra kultūra, tai yra ne batai šalmai, o žmogus. Kalbam vis daugiau apie tai, kad mes turime formuoti kokybišką, gerą kultūrinę aplinką ir tai yra ne vien tik tai užduotis 26 metų. Tai turbūt yra užduotis ilgalaikiai perspektyvai, mažiausiai iki 2050. Matau labai daug žmonių, labai smagu. Pirma, čia yra jau tradicija tapus, tiesiog negali praleisti šito renginio. Čia, žinot, apie praktinius dalykus, o praktiniai dalykai visą laiką eina iš lūpų į lūpas. Kaipgi darbuotojas gali dirbti, jeigu jis nesijaučia saugus ir jeigu jis nėra sveikas? Ši konferencija adresuoja patį svarbiausią raktinį aspektą tiek gero, tiek laimingo darbo. Ir naujiem žmonėm reikia naujų žinių. Tai yra puikia platforma jų įgyti. Labai smagu, kad organizatoriai irgi atsižvelgia į tuos pokyčius ir kas kartą ieško iš tiesų naujų, galbūt požiūrio kampų ir naujų tų pranešėjų, tam, kad praturtinti tą konferenciją įvairiomis sritimis ir įvairiais požiūriais. Organizuojama puikioje vietoje, Vilniuje šiaip visada gaunam kavytės ir skanius pietus. Respektas, iš tikrųjų daug vietos, erdvės ir daug salių, pasirinkimas didžiulis, tai tikrai manau, kad labai gerai suorganizuota ir taip toliau. Kaip ryte, varykit. Tai mane asmeniškai tai labai džiugina, kad nuo šiol rūpinamės ne tik tiesioginė prasme darbo sauga, bet ir žmonių sveikata ir darbingumu ir jų energijos lygių ir kad jie pakviečia ir mokslininkus juose sudalyvauti. Patyrimas šioje konferencijoje yra puikus, puikia publika, šiltas priėmimas. Susisiekimas geras, aptarnavimas geras, kokybė superinė. Na ir šiaip galėčiau padėkoti organizatoriam ir visiems kolegom, kurie prisideda prie turinio kūrimo, kadangi tikrai galime didžiuotis šiuo renginiu Lietuvoje. Ir šita konferencija yra gyvas susitikimas, o gyvi dalykai šiais dirbtinių dalykų laikais darosi labai unikalūs, išskirtiniai ir specifiniai. Kiekvienas iš savo būtent prizmės pasidalina tą gerąją praktiką, kuris svarbi kiekvienam specialistui, tiek dirbančiam metus, tiek dirbančiam N metų. Ir šitoj vietoj tiesiog ta praktinė sritis yra parnešama į savo įmonės, įstaigas, organizacijas ir pritaikom. Ir jau kitais metais grįžta tie žmonės, stoja galbūt į sceną ir pasakoja savo gerąsias praktikas. Kai konferencija vyksta jau 21 metai, mes puikiai suvokėme jos būtinumą, jos kokybę ir joje pateikiamą turinį. Tai reiškia, žmonės ne veltui čia susirenka šitiek metų iš eilės. Trečias dešimtmetis rimtas.